Šis ežeras, palei kurį važiavau vakar ir šiandien, vadinasi Randsfjordeno ežeras. Pagrindinė upė, tai privažiavau prie jos kaip ir deltos, kuri įteka į šį ežerą, vadinasi Etna. O į tos Etnos upę visai šalia įteka ir Doka. Doka toks pavadinimas kitos upės. Tai va čia iš tiesų jau yra tos Etnos upės delta, visos tos salelės tiesiai esančios. Dabar įmetu žemėlapį, vat galit matyti, kad pilna salelių įvairiausių yra. Tai va, baigiu važiuoti prie šito ežero galo ir ežero ilgis siekia apie 77 metrus ir giliai didžiausi yra tarp 131 ir 134 metrų vidutiniškai tokie va. Tai jo, pravažiavau šito ežero vakarą. Nors aplamai mano maršrutas palei šitą ežerą seka apie 100 kilometrų. Tai vad beveik nuo jo pradžių važiavau Randsfjordeno šito ežero ir dabar toj pasieksiu jau galą. Taigi esu Doka miestelyje. Dabar yra po 9 tiktais. Tai planas užsukti degalinę, sumontuoti video, paskui parduotuvę ir pasigaminti pietus. Tai labai gerai būtų iki kokios 1 ar iki 12 netgi spėti viską padaryti. Ir įrašas įkeltas, o valandų turime 1. Nu, šiandien viskas vyksta daug anksčiau, tai dėl to džiaugiuosi. 1 valanda dabar turim. Viską jau pabaigęs, video įkėlęs. Nu, ne viską pabaigęs. Baigęs tik tai su video. Tai dabar važiuoju į Rema 1000, čia kaip supermarketas. Apsiimsiu maisto, reikia papietauti. Na ir paskui išvažinėsiu. Gal paimsiu tokio maisto, bet kad nereiktų gaminti dabar pietų, nes užtruksiu. Gal nusipirkčiau kažko lengvo, gal sumuštinių susitepti, valgysiu ir galėsim pradėti čia anksčiau važiuoti. Turiu daugkartinių maišiukų, tad paimsiu visus, ką turiu. Užsiėmiau visai nemažai dalykų. Galvoju, reikia užsipirkti. Kečupo netgi paėmiau. Vandens, tai kad ekstra butelis būtų vandeniui. Paėmiau tūno, makarai, razinos, duona, šokoladas. Apsirūpinau. Nu, nepigiai, čia nepigiai apsipirkau. Toks va vežimėlis, tai gaunasi 400 kem 8. Kur tiek 443 kronų. Šit paskaičiavau traum 8 eurai. Už tiek. Nu jo. Aišku, paėmiau tokių dalykų kaip sūris, kuris kainavo apie 3 eurus. Tada paėmiau 2 tūnus, irgi po 2 eurus maždaug. Tai ir susimetė taip, dar daržovių, kokį brokolį, kalafiorą. Ir sukrito ta kaina tokia nemaža. Eik tu savo, tram 8 eurai. Bam ir nėra. Nepigiai čia. Bet vat, sakau, noriu paįvairinti šiek tiek racioną. Ne vien tik tais košės su razinom porą. Tai daugiau įvairiausių nusipirkau. Bet druskos dar negavau. Tai reiks kažkur gal užsukti irgi pasiprašyti. Nu bet va, biškai pavažiuosiu dabar. Susirasiu kur papietauti vietą, užkandu ir į kelią. Na kągi, bus tokie pietus. Nusipirkau dar sūrio.
Jisai čia yra tradicinis Norvegijoje ir ožkos sūris iš tiesų yra. Ir jį galima vos ne ir ištepti ir jis toks, nežinau, kaip suspaustas kremas koks. Ir visai skanus. Tai rekomenduoju, jeigu busit kada Norvegijoje, paimti tokį ar panašų sūrį. Toks kvadratinis būna. Visai skanus. Rududu primena truputį netgi. Tai pasipjaučiau agurkėlio, turim focaccia duonos, gal kečupo dar truputį uždėsiu ir su arbatėlė, kuri jau čia, papietausiu taip. Maži sumuštinukai, skanaus. Tokio saldumo prideda subtilaus tas sūris, tai labai gerai. Jau ką vis tiek be kokios 3 valandos sunkiai pavyksta apsiruošti, dabar jau beveik 3. Pradedu važiuoti. Kol kas veiksmas vyks, kad važiuosiu aukštyn upe, tokio Etnos upė. Ta Etnos upė įteka į šį didįjį ežerą, pro kurį vakar važiavau ir šiandien. Tai kol kas kilsiu aukštyn upe, lauks vienas didesnis sukilimas. Bet jo, kol važiuoju, kuo toliau važiuoju, atrodo, to labiau kalnai statėja. Tad tikrai tas gražu. Bet ir prideda ekstra sunkumo. Atrodo, lietus artėja. Esu apsirengęs jau, pasiruošęs. Ir minu. Ko gero dviratis yra daugiausiai apkrautas per visą kelionę. Galbūt taip. Nes dar vat ir vandens nusipirkau, visas maistas pats pavalgęs. Tad jo, nemažai čia svorio turiu išstumti. Bet manau, kažkaip po truputį važiuosim. Važiavau keliu, galvojau prasidės čia žvyrkelis, bet asfaltas eina toliau. O čia turim nemažą tokią nuošliaužą, kuri buvo. Tai va, toli smėlis ten atplautas. Nieko savo. Gerai čia išplovė viską. Toliau asfaltu važiuoju ir, kaip suprantu, į lietų. Truputį aprimo lietus, bus ramiau važiuoti ir važiavau į asfaltą. Privažiavau dar lentą su žemėlapiu, tai parodysiu, kur esu. Tai aš atvažiavau nuo šičia, nuo Dokos, tai šito keliu. Ir čia tai važiuoju. Tai bus didesnis miestas Fagernes. Ir tada pasuksiu dešiniau ir va šito keliu lipsiu. Ir pirma didesnė lankytina vieta, kur darysiu žygį, tai yra Besegen. Čia gal už poros dienų šitą pasieksiu. Bet šiandien bus, kad turėsiu į kalnę perlipti, tai apie 500 metrų altitudės sukilimo laukia pagal altitudę. Bus darbelio irgi. Etnos paplūdimys. Etna. Lipu į tokią perėją tarp dviejų kalnų kaip ir. Tai pusę kilometro yra peraukštėjimas. Temperatūra nuo kokių 19-18. Nukrito iki 15 dabar jau, bet tikrai nevėsu, yra čia darbelio užlipti. Lipom. Grandinė pradėjo kažką kalbėti. Na, kelias po truputį išsilygino. Gal tai viršus, bet irgi nesinoriu prisikalbėti, nes bus paskui čia kilimo. Tad ramiai savo ir kilu. Temperatūra krenta 12,1. Tada dvėsu smarkiai.
laipsnių rodo. 12. Dar lieka paskutinė kalvelė. Atrodo jau finišas bus įkalnis. Va, greičiausiai turim viršų. Yra 750 metrų virš jūros lygio. Stoviu, persirinksiu. Jau greičiausiai čia viršus, nes yra ir maža meteorologinė stotis, matau. Pasiruošęs leistis nuo kalniuko. Man patinka šitas stovas, kad jūs matytumėt. O, komedija čia. Komedija. Tikiuosi nenulūš šaka ta mano. Taip tiesiai maždaug būtų. Gerai atrodo. Dar palauksiu, kol mašina pravažiuos. Pradėsiu tada. Pagaliau laikytis. Varom! Oi, smagiai! Na ir kaipgi jums nusileidimas toksai buvo, man tai žiauriai patiko. Porą kartų į debesį važiavau ir taip įvažiuoju į debesį ir pradeda lydyti. Toks keistas jausmas. Bet vaizdas tiesiog kaip pro rūką, bet jau supranti, kad esi debesyje. Tada apsistojau jau, gaminuosi vakarienę. Šiandien vakarienę su daug žalumynų. Čia įeina brokolis, kalafioro lapai, svagūną įdėjau, česnaką ir kaip ir viskas. Jo. Tai apvirs, įdėjau ir prieskonių, persilado ir dar žolelių kažkokių ten buvo. Ir spagiečius uždėsiu. Tai va pavirs, bus vakarienė ir rytoj pusryčiai. Rytoj lauks dar nusileist nuo kalno, nes ne viską įveikiau nusileidžiant. Ir vienam didesniam mieste čia, pro kurį prasukdinėsiu, pirtinę savo terapiją padarysiu, sumontuosiu video šį. Jo, tokie dalykėliai čia belaukia manęs. Yra blogas irgi dalykas vienas, kad vis nerandu vietos, kur nusiprausti. Tai taip visos kojos jau limpa. Ir visas kūnas limpa. Čia kažkoks teka upelis, tai gal paeisiu paskui prieš valgį. Bet jau reiktų. Naktį tai nieko miegoti. Nėra, kad labai liptų kojos, nes aš užsidedu termo kelnes ir termo viršų užsidedu, kaip ir gerai. Bet jau pats jau taip jaučiu, kad tiesiog limpo prie drabužių kartais kūnas. Kiek kilometrų šiandien padariau, tai neįsivaizduoju, bet užtat sukilau į kalną nemažą. Ten va tolumoj debesis matosi. 400 metrų sukilti, tai geras iššūkis buvo kojoms. Jeigu rasiu laiko, tai dar prasitampysiu truputėlį. Vieną vandens šaltinį radau. Pabandysiu nusiprausti, susitinkam palapinėje. Veduosi tokią statistiką. Užsirašinėju kasdieną savo kilometrus. Tad su spidometrus, pas mane spidometras Sigma BC 12.12.
Tai su juo seku kilometrus ir pirmą užsirašau total distance, kiek aplamai su dviračiu nuvažiavęs. Per kiek valandų nuvažiavęs viską. Tada šios kelionės kilometražas 856.89 per 60 valandų 52 minutės. Šiandien diena 55.86 per 4.40. Vidutinis šiandienos greitis 11.95. Taip pat užsirašiau iš laikrodžio duomenų čia širdies ritmas. Tai yra vidutinis, maksimalus ir minimalus. Tad turim šiam 9 vidutinis, 102 maks ir tada 40 minimalus. Ir užsirašau lokaciją, kur miegu, tai Aurdal miestelis, Norvegija, ir tada koordinatės užsirašau. Na tiek žinių, supažindinau ir su savo knygute truputėlį, gal kitą kartą daugiau supažindinsiu ir apkalbėsiu, ką tenais turime. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad skiriat laiko šitam video peržiūrėti. Man tikrai tai yra labai svarbu. Ir jo, smagi diena šiandien buvo ir ką, iki rytojaus. Čiau, čiau.